Taigi, paseksiu jum pasaką. Atėjo vieną kartą, atslinko pavasaris ir iš visų kampų, pakampių pradėjo rinktis žmonės, kaip skruzdėlės iš savo skruzdėlynų, kas ką veikia, važiuoja dviračiais ar šiaip vaikšto. O galbūt vaikai važinėja su mašinėlėm, o mamytė jos gaudo. Tai va, ši istorija dar be galo, nes pavasaris dar tęsiasi. Taigi būkime laimingi, vaikščiokime, išlyskime į lauką. Ar taip, panelė, pasakų klausytoja? Taip, labą dieną. Ką valgai? Bulvytės. Skanaus. Tai va, išlindom ir mes į gamtą pabūti. Tai tiek.